Labas. Markučių dvarą ir Beatričės Grinevičiūtės buto muziejų Vilniaus taryba nori perduoti Vilniaus miestą muziejui. Esą ketina optimizuoti muziejų tinklą. Ir tai ne viskas. Venclavo namai, Vinco Mykolaičio Putino ir Vinco Krėvės Mickevičiaus memorialiniai butai turi būti perdaryti į edukacijų erdves. O tai reiškia, kad eksponatų ten nebeliks. Galbūt viskas dėl to, kad kai kurie literatai gimė neteisingais laikais. Šiaip ar taip kultūros ministras prasitarė, jog minėti muziejai kelia tam tikrų klausimų. O man tai kyla kitas klausimas. Kas yra tautos identitetas? Kai kam tai šaltibarščiai ir cepelinai po 10 eurų, kad užsieniečiams būtų linksmiau. O man tai menas ir literatūra. Nes kas yra amerikiečiai be Hemingvėjaus, arba kas yra lietuviai be Čiurlionio, Mykolaičio Putino, Krėvės Mickevičiaus ir daug kitų. Ir jeigu atvykau iš Rusijos, tai lietuvių dvasią pajusiu ne per restoraną, o per Vidūną ir Venclavus. Kultūrinių pertvarkymų jau tikrai matėme ir jų buvo ne vienas. Po Rusijos revoliucijos Tichvino bažnyčią Peterburge bolševikai pavertė garažu, kaip ir didžiojo žengimo į dangų bažnyčią Maskvoje, kur savo laiku susituokė Puškinas. Peterburgo Kazanės katedroje jie įrengė ateizmo muziejų. Bolševikai buvo štai tokie muziejininkai. Gerai, kad nepriklausomai Lietuvoje jų nebeliko, ar ne? O gerbdamai Vilniaus savivaldybei palinkėčiau pertvarkyti kai ką kitą. Nacionalinį stadioną, kuris jau senokai tapo muziejumi po atvirų dangumi. Su jumis buvo Eugenijus šitas keistas rusas Titovas. Iki!